Galbūt ši idėja privers visus susirinkti prie šeimyninio stalo. Turbūt pats greičiausias būdas iškepti visą viščiuką yra išpjovus jo stuburą. Tai vadinam greitkelio viščiuku, dėl to kepa greičiau ir tolygiau. Skardą dedu daržovės, ką randu šaldytuve, šiek tiek alyvuogių aliejaus, sojos, worčesterio padažą, austrių padažą, bei mėgstamiausių prieskonių. Gerai įtrinu, ant viršaus dedu viščiuką, jį įtrinu alyvuogių aliejum, druska, įpilu 300 ml sultinio į skardą ir šaunu į orkaitę. 180 laipsnių 50 minučių, tada pasimatuoju vidinę temperatūrą ir išsisaugau sultinį šitą eliksyrą, iš kurio pasidarom padažą, lygiomis dalimis kepu miltus ir sviestą, tada dalimis supilu eliksyrą ir gaunasi vištienos padažas. Tirštumą reguliuojam su skysčiu arba ilgiau paverdant. Jeigu norisi skystesnio, įpilam daugiau sultinio, jeigu norisi tirštesnio, ilgiau paverdant. Kai jau viską turim, dedam viską gražiai į lėkštę, centruojam, užbaigiam vištienos padažu ir mėgaujamės. O kas lieka, keliauja į dėžutes, kad rytoj būtų taip pat gera.